Nežinau kaip jums, bet man to aromatai tai su kelionėm asocijuojasi. Tai vat, šiandien pridosiu bonką ir važiuosiu pasivažinėti. Dar sako, keliaut brangiai kainuojam. Ačiū. Žiūrėk, lėktuvs. Sankryžoj stovi, nu. Tai beprotis. Stotelė apie maistą. Ir lankytinas objektas pirmas. Apšvietimo stulpai, takas, vanduo ir žolė. Nu, po to aromato vaizdas tai ženkliai geresnis. Terminatorius kažkoks seno modelio. Stebi praeivius. Miško takas ir miškas, nu logiškas pavadinimas. Radau CTB automobilį, tik tai matosi, kad jau senokai čia būna ir nežinau, ar man veiks išsinuomot. Ir su tokiu nelabai aš važiuot moku, nes tai prasme nematau nei pedalų, nei vairo, nieko nėra. Viską išvogė. Žemas mentalitetas Lietuvoje dar vis. Tai va, kol aš galvoju vairuoti ar nemokėsiu, tai blemba nespėjau išsinuomot mašinos. Kažkas kitas pirmas atėjo. Čia kokį keistolį pamačiau, stovi kažkoks ir nesuprasi, ką veikia. Akinius užsidėjęs čia. Tai pasirodo, esu Birštone, nes mačiau va tokią vasilkę su fontanu galvoj. Ant elektros apšvietimo, tai prasme, stulpų. Tai čia matyti herbas Birštone. Kažkoks modernus šiltnamis. Daržuojama auginti, bet ne kiekvienas vargdienis tokį gali pasistatyti, nes ta prasme labai daug medžiagų reikia tam pastatyti. Tai va, kaip Birštone žmonės daržovės augina pasiturintis. Gėlių kampelis ir solai toliau vėl. Pirmas, antras. Ir dar va, vandens mašinos važiuoja. Laivą įlipau ir iš tų pavalgysiu, nes išalkau. Dviračio neturiu, man dar neatvažiavo. Ai, dar neatvažiavo? Paskui galvoju, ne, blemo, tai autentika, tu gal būna taip kaip yra. Tai va, į laivą papuolėme vidų. Kaip būna ilgiau dirbam. Va, panavau, prie tai yra. Sakau, bus šalta plaukčia, na savaitgalį šeštadienį toks žemaitis, sako, aš Vandenio. nesigrūdinęs. Nu, dar lieka Piliakalnį aplankyti ir šiandien gal užteks nuotykių, manau. Modernu, tualetinė tinkilas ir gamta girdisi. Paukščiukai. Prienai pagalvoja viską tvarkingai. Jeigu čia burėkų prilėsi, tai iš karto poliklinika dantų yra. Tai tikėkimės, kad nebus varžto čia burėkos, eisim paragauti. Namo turėčiau grįžti, nes va kaip sykis butelį radau. Tai daugiau nieko nereikia, pargrįšiu.